Druskininkų savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, vyko į tą Baltijos kelio vietą, kurioje druskininkiečiai stovėjo 1989 metais ir kurioje yra pastatę savo kryžių. Kelio Vilnius-Ukmergė 41 kilometre sustoję druskininkiečiai paliko savo įrašą Baltijos kelio knygoje. Renginio dalyviai džiaugiasi galimybę dalyvauti istorinės akcijos minėjime. Svarbu yra todėl, kad šis renginys, jeigu prisiminti 25-metį, prieš 25 metus vykusį renginį, jau per 25 metus nepavyko pakartoti. Iš tikrųjų, tai grandiosinis renginys ir aš manau, kad tai yra vienas didžiųjų renginių per praeitą šimtmetį, nes per 25 metus to nepakartotas ir manau, kad greitai nebus pakartotas, kad per 3 valstybės apie 2 milijonus žmonių vienu kartu susiimtų rankomis, tai iš tikrųjų didis dalykas yra. Kodėl aš dalyvauju? Tai yra atmintis, sakykime, mes esame visuomenė, kokia mes esame visuomenė, tokia yra ir valstybė. Mes vaikus mokome nuo pat mažens, turbūt gyvenimiškos tos praktikos, mokame dorovės, mokame etikos, bet aš manau, kad labai svarbu ir vaikus, ir tuo pačiu ir visuomenę mokyti ir patriotiškumo. Iš tikrųjų, ugdyti patriotiškumą, ne tą tokį, sakykime, parodomąjį, bet iš tikrųjų, kad žmonės būtų patriotiški. Ir manau, kad Lietuva yra ta šalis, kad važiuotų užsieniečiai pasižiūrėti į mus kaip į lietuvius, o ne tai, kad iš rytų važiuotų pasižiūrėti į vakarus, o iš vakarų važiuotų kaip į egzotiką, kažkokią tai dar išlikusią iš sovietinių metų. Aš manau, kad mes esame lietuviai, esame tauta ir manau, kiekviena data, ypač tokia, yra mums labai svarbi visiems. Aš manau, kad kiekvieną dieną savais darbais patys druskininkiečiai puošdami tos pačius druskininkus, dirbdami savo šeimai, įmonėje, jie prisideda prie to viso. O atminties neišbrauks, iš tikrųjų jinai yra ir labai svarbu, kad jinai būtų išlaikyta. Ar šiandien yra širdyje toks virpuliukas iš tikrųjų, prisiminus tą būtent istorinį momentą? Tą istorinį momentą iš tikrųjų tai buvo jausmas, tai buvo visos Lietuvos jausmas, visos tautos jausmas, kur tie žmonės bebūtų, ar jie buvo Baltijos kelyje, ar jie tik palaikė, ar jie dirbo tuo metu. Aš manau, kad visa tauta buvo, kaip mes sakome, turbūt 97% tautos buvo Baltijos kely, buvo su visa Lietuva ir tik apie 3% tai buvo tų žmonių, kurie tam nepritarė. Ir manau, tai negali spindėti nei tautybei, nei dar kažkur. Tai yra Lietuva, tai yra tie žmonės, kurie čia gyvena, kurie čia dirba, kurie čia kuria. Prieš 25 metus Baltijos kelyje dalyvavęs druskininkų istorijos metraštininkas Vytautas Valentukevičius buvo pasveikintas organizatorių ir jam įteikta lietuviška duona. Tiesiog neapsakomas džiaugsmas. Visų pirma, tai jau 4. kartas aš Baltijos kelyje. Pirmą kartą man teko vadovauti druskininkų autobusų kolonai, kurią atriedėjo 39 autobusai su 2048 keleiviais. Tai šiandieną neapsakomai labai gražu, kada mes kartu Varėna, druskininkai, Lazdijai, daug Dieve, kad dar sulauktume 30-mečio Baltijos kelio ir be abejo kitų. Oi, tai ypatingai svarbi data. Tai yra mūsų tautos sukauptas kapitalas ir jį saugokime, nebarstykime jo, kad ir po trupinėlį, bet tuos trupinėlius išsaugokime ateities kartoms. Tokie dalykai kaip kapitalo kaupimas, tautos dvasia yra nebarstomi. Malonu matyti druskininkų policijos pareigūnus Baltijos kelyje. Kokias emocijas sukelia būtent buvimas čia? Mes tikrai ne viešosios tvarkos užtikrint atvykom į akciją, į renginį, prisimint Baltijos kelią. Emocijos ir prisiminimai labai geri, kadangi pats prieš 25 metus esu buvęs ir panašiai šitoje vietoje. Ir išlikęs įspūdis iš tų laikų dar, kai visa grandinė nuo Vilniaus iki Latvijos sienos, ko gero, ir žmogus prie žmogaus buvo ir tiesiog prisiminimai tai nuostabus. Atrodo, kad vėl grįžau į tą laikmetį, kaip tada buvau.
Istorinėme renginyje dalyvavo Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Vytautas Kvedaras, Nadežda Oleinik, Remigijus Vinerskas, Algis Bolys, nemažai druskininkiečių ir seniūnijų gyventojų.